Labas rytas, dabar yra šeštadienis, po 6 kokie 30 ir virš stovyklos oro balionas. Atrodo vėjo, kad visai nėra, bet jį neša. Anglai irgi išlindo pažiūrėti. Na, kiti dar miega. Taip, tai ryte žmonės prausėsi jau, ruošiasi ceremonijai. Kažkas parskrenda. Čia nedalyviai, aišku, čia matot, kiek keturvietis. Žodžiu, šiandien 11 val. Bus ceremonija. Užtat visi ruošiasi, jau prausėsi. O paskui vakare bus tikslaus tupdymo užduotis. Greičiausiai su išjungtų motoru. Kad koks gražus rytas. O, čia maniškis stovi. Vakar gavau komplimentą iš Lenkų. Žodžiu, viena Lenkė tenai tokia naujai skraidanti. Sako, vat aš irgi noriu nusipirkti, žodžiu, čia galvoju, kažką va čia neseniai skraidau, taram param. Sako, va tie, kurie gražiai atrodo, sako, nu va tie ir būna, žinai, ten brangus. O sako, dėl to vat maniškio Chaserio, net nežinojau, kad jisai ten toks senas ir toks pigus. Nes, sako, jis labai gerai atrodo ir aš pagalvojau, kad jis irgi ten labai brangus. Tai, nu, sako, reikia prisižiūrėti. Bet šiaip Anglijoje tai ten po 3000 svarų ten galima nusipirkti. Vat, lino. Bleidas. Ir toliau prancūzai. Tai va, laukiam ceremonijos. Taip, dar Džordžas prie manęs priėjo, patikrino orlaivį, kad nebūtų jokių elektroninių prietaisų ten pasirašėm. Dar, sako, anglai, dar vengrai dar nepasidarė, o kiti jau daugmaž per vakar dieną. Tai va, ir iki 10 val. Sharp galima skristi į navigacinę rungtį, tik tais ne į deką. Tai gal reikėtų ir išbandyti, vat. Dar yra apie 2 valandos iki 10. Neiškenčiau, skrisiu kur nors, apskrisiu ratuką, patikrinsiu ir viskas ok. Kol čia vieni tvarkosi, Vaidas tvarko kėdę. O aš nulėksiu dar valandikiai. Nuo 10 jau turi būti grįžęs. Tai gerą valandą kažkur galim palakstyti. Taip, dar pasitikslinau tenai pas Gy, kad be radijo šiandien skraidam, kad iš 23 right, iš mažojo asfalto kylam į 23 C leidžiamės. Hello. Ir kad radijos neturim. Ir viskas, sako, ok, šiaurinis ratas, apskristi kaimus, na, viskas kaip visada. Nors vėjas realiai šiandien bus, man atrodo, iš tos pusės, tai jisai keisis kryptis kažkur tai tenai. Tai kaip ir dienos metu reikės iš 05, nu, bet dabar ryte gal nėra taip svarbu. Viskas, aš pasiruošęs, sėdam ir lėkiam. Žiūrėkit, dar įdomybė. Vakar vakare pripylėm kūro, vat iki čia buvo pilna. Dabar ryte jo yra mažiau. Tai mano pirma mintis, jisai kažkur bėga. Viską patikrinau, nieks niekur nebėga. Tada mano kitas variantas yra, kad atvėso. Vakar vakare buvo 30, kai mes įpylėm. Jisai buvo karštesnis, jis buvo labiau išsiplėtęs. Svoris buvo toks pat, bet tūris buvo didesnis. Tai dabar jisai susitraukė. Tai vat įdomu, kaip varžybų metu mums duos labiau ryte ar labiau vakare. Nes jeigu labiau ryte, tada jisai bus šaltas ir matavimas mano netitinka, nes aš dariau pagal vakarinį karštą. Blogai. Nu va, yra be 10-10.
neiškenčiau, aš irgi neišskridęs. Pabandžiau šitos apskritimus padaryti, va tą rungtį, nors dabar vėjo nėra, tai nebuvo sudėtinga, gal įdėsiu kelias nuotraukas. Žiūrėkit, koks dangus. Telefonas jį, aišku, labiau pamėlynina. Tai vat, žodžiu, išnaudojau visą laiką, susipakuoju. Radau tik tais, kad glušakas lūžta. Nelabai matosi čia. Kaip čia dabar parodyti. Va, įtrūkęs yra vėl glušakas palei suvirinimo vietą. Tai reikės, nežinau, kažką sugalvoti, kokius hamutus bent jau įdėti, kad nenukristų jis visai. Nu tai papasakokit, ką jūs darote. Stabdžiai biškelį reguliuojam, nes pas mane vienas ratas buvo laisvas. Kitas neatmeta stabdžio. Supratau. O šitą aš dar video neįkėliau. Žodžiu, ruošiamės atidarimui. Einam va, čekai irgi ruošiasi. Dabar atidarimas, oficialios kalbos. Paskui bus stall demonstration, tai short take off and landing. Mes patys neskrisim, bet bus kažkokie lėktuvėliai, kurie čia vat apie 1-2 valandą demonstruos. Ir paskui bus kažkokios vaišės. Ir paskui vakare briefingas 3. Ir paskui dar viena užduotis tikslaus tupimo. Tai daug įvykių šiandien nusimato. Labai gerai mums visus leidžia į angarą, o ne ant saulės kepti. Aš kaip parodysiu, kaip viskas atrodo, kol čia hibrytė ruošiasi. Čia yra prancūzai, jų yra pakankamai daug. Čekai. Ten vat Lietuva gale. Vokiečiai, anglai. Teisėjai. Lenkai. Ukrainiečiai. Daug kalbančių prancūziškai, kai kurios iš jų išverčia. Čia yra kažkokia gretima miestelio meras. Tokia buvo padėka, kad mes vis tik čia skraidom aplinkui ir eina susitarti. O ką jisai dabar sako, nieks nežino. Organizatorius viso šito. Pernai buvo prancūzų komandos vadas, o dabar pagrindinis organizatorius. Visas komandas dabar kviečia į priekį bendrai nuotraukai. Nice t-shirt, yeah, very nice. Nu va, ir visi dabar per karštį keliaujam žiūrėti, kaip stol lėktuvėliai kyla. 3 orlaiviai, tiksliau buvo pasakyta. To taxi back. Most of the time, so we have it's one run. That means that we have 5 aircrafts in one run, and you have 2 takeoffs and 2 landings. Pagrindiniai ratai atsistoja ant linijos. So main landing gear, 4 tracks, obviously, so main landing gear on the line, tail draggers, the tail with the tail. Ir tuo pačiu laikyti stabdžius, kad neįdėtų į priekį. Jau juda.
Čia yra vaikinas, kuris pamatuoja atstumą, kurioje vietoje pakilo, jam tenka lakstyti. Čia yra kosmoso sparnas, ant Lamoetela dar parašyta. Ir jo galingas variklis. Aš galvojau, kad čia Lizon pagal sėdėseną, bet čia yra Mišelis, būtent pilotas. Aba! Jo, šitas trumpiausiai pakilo, skraidyklės rūlina. Čia jis, aišku, bus trumpiausiai. Ten, kur sustojo, atgal dar pavažiavo. A ten co, leci zatrzymać? Alright. So Mattis is really running. Skraidyklė. Vėjas praktiškai šoninis, taip pat vėliavėlės stovi. Antras bandymas. Vėjo praktiškai nėra. Sunkiai. Since 2020 on the French Tour competition. Jeba! Daug greičiau. Kažkai sukreipė jį. So that's allowed what Michel did. So you as I said, 79 meters for Christian in his Zener, and again 33 meters for Michel, same distance on the second takeoff on the first one. That's a scratch. Too short. The landing is not valid. Nice. Pareina. Okay, allez Christian. Allez. Irgi nedatraukė. Yes, sir. Michel. Allez Michel. Tai. Stop. Tai susparnalė stabdo. Nu, žodžiu, skraidyklės ir kyla greičiau ir leidžiasi greitai. Anksčiau sustoja. So we are this year. Applause to everyone. So we are really this year we didn't have any competition in Corsica, but we are really hoping for being able to make one next year. So again, because it was the past years in 23 and 24, it was a highlight the competition in Gizonaja. With the shortest distance. Nugalėtojas šiandienos. Bravo Michel! Na šiaip sako, per varžybas nemiksuoja rūšių, tai skraidyklės su skraidyklėm, lėktuvai su lėktuvais, autožyrai su autožyrais. Nu, šiandienos šou baigėsi. Kur žmonės, ten yra refreshments žadėti, kažką ten duoda, reikia žiūrėti. Čipsai ir mineralinis vanduo tokiam gražiam buteliuke. Ten tik mineralinio vandens yra ir čipsų. Bet vanduo šaltas, tai jau gerai. Mes apžiūrinėjom čia kosmosą. O, žiūrėk, čia irgi Bioniksas, sparnas. Irgi senasis. Taip, kiekvienam maikutės. Nu ką, oficialus atidarimas baigėsi. Gavom po maišiuką ten su visokiais lipdukais ir šudnekiukais. Reikia grįžti, susitvarkyti visus reikalus, pasiruošti orlaivį. Už valandos šitas briefingas ir pirma užduotis tikslaus tupdymo su varikliu.
Jo, ir pavalgyti dar reikia. Pietų laikasgi. Dabar lėktuvai jau kyla į šitą tikslaus tupdymo užduotį. Vėjas yra sukilęs. Gali parodyti, va, plaškas visas palapinės. Kažkur 15-20 km per valandą vėjas. Pakankamai yra sukilęs vėjas, tai bandom skaičiuoti, nes užduotis yra per 4 minutės apskristi dėžutę ir precision landing, reiškia į pirmą pataikyti, bet kirsti dekos pradžią lygiai per 4 minutės nuo pakilimo. Maršalas duoda startą, tada nusispaudi savo nulį ir po 4 minučių turi jau grįžti ir dar į deką paskui tiksliai padėti ratus. Tai sėdėjom, skaičiavom čia su kompais, kaip kokioj maždaug vietoj, kokiu laiku reikia būti, kad man tos 4 minutės, kad atitiktų. Tai su va tokia špargalke bandysim atskristi. Telefonų negalima bus turėti, o popierinių špargalkės galima.
Jo, tai Ryti papasako, kas čia buvo per užduotis ir ką mes čia darėm visą vakarą. Ir tik dabar grįžom jau saulė nusileidus. Jo, paskutiniai tupdymai tai dar ant ribos klausimas, ar dar buvo galima oficialiai tupdyti. Nu, saulė leidžiasi po 9:06, aš parėdėjau, aš paskutinis buvau, pats paskutinis po 6:05. Jo, Tai vat vieną jo, minutę čia- ten tik tilpom. Jo, tai buvo tikslaus tupdymo rungtis. 2. Jų taškai sumuosis ir po to normalizuosis į 600 taškų sistemą. Tupdymas iš 2 dalių. Tai, aišku, deka, standartinė. Su įjungtų motoru. Su įjungtų motoru, 250, 200 ir taip toliau taškų pagal juostas. Plius laikas. Nuo pakilimo iki linijos kirtimo dekos lygiai 4 minutės turėjo būti. Žodžiu, visą ratą reikia apskristi, vat chronometrą tau paspaudė, viskas, varyk turi 4 minutės Tai- ir po 4 minučių turi kirsti vėl, įskristi į deką atgal Jo, turi kirsti ir padėti tiksliai ratus. Lygiai, ta. Tai nebuvo ta rungtis, kai reikia pasimti 1000 pėdų virš dekos. Jo, Tai buvo kyli ir iš karto leidžiasi. pusę rato Labai grubiai įdomu, iš tikrųjų. pakylam. Čia sėdėjom valandą laiko ir skaičiavom, kokį reikia daryti ratą, kokio didumo. Jo, vėjas buvo pakankamai stiprus Vėjas tai ir buvo šoninis, absoliučiai. 15 km Jo, per valandą. 90 laipsnių toksai kampu ir, Jo, jo. nu, toks, ir dar Bet- blaškantis toks iš už angarų, nes čia yra angarai visi ir tenai takas ir vėjas vat, iš tos pusės, tai tenai kilt leistis, nu, tikrai, vat, Tai mes su Maksimu uždarėm visą ratą, paskutiniai, aš prieš paskutinis, Maksimas jo, aš paskutinis. Ir ką, žiūrėsim, laukiam rezultatų, bus matyt, kaip bus matyt. Jo, įdėsim vieną kitą video, kaip ten mes leidomės. Dėkui Vaidui, Jo, filmavo. Vaidas visą tą ant saulės ten filmavo, visą vakarą ten Jo, kaito. ten stovėjo. Tai jo, iš tikrųjų išvargino, diena ilga, intensyvi, Jo, ir atidarymas Šiandien šiandiengi atidarymas, buvo, jo, po paskui saulės, briefingas, jo, kepinimas. karštis visas. Jo, tai bet labai fainai viskas, jėga. Jo, ir rytoj 7:30 briefingas kitai užduočiai ir Jo, ir dabar rytoj jau- navigacinė. Jau eina žinutės, jau komunikuoja dėl rytdienos užduoties. Tai reikėtų ruoštis, iš tikrųjų. Jo, Taip, ačiū ir uždėmesį. jo, Gerai. iki. 11 valandų, aš baigiau montuoti, o ten žiūrėkit mėnulis. Ir iki rytojus.